Sveiki, hebrytė. Lietuvos orais mus nelepina, žiema pas mus nekokia. Kaip matot, dabar yra vidurys žiemos, turėtų būti sniego, turėtų būti gero oro, bet pas mus yra kažkokia šlapdriba, lyja, lietus. Bet šiandien mes pasiėmėm test drive'ui tokį automobiliuką, kuris kaip tik idealiai tinka tokiems orams. Tai sutikite, BMW X3 E83. Čia yra X3 pirmos generacijos. Realiai jisai buvo pagamintas po to, kai BMW nusprendė gaminti crossoverius ir lipti į tą rinką ir pagamino X5, E53. Tai čia buvo sekanti jų X serijos automobilis ir jisai buvo gaminamas nuo 2003 metų iki 2010. Faceliftas pas šitos modelius buvo pagaminta 2007 metais ir čia kaip tik pas mus yra facelifto modelis. Šitas automobiliukas kaip tik yra 2007 metų, tai yra pirmi metai, kai buvo gaminamas faceliftas. Labai pasisekė, kad pasiėmėm būtent faceliftą, nes realiai X3 yra labai bjaurus automobiliukas. Nu, jisai dizaino negražus yra, aš nežinau kaip paaiškinti, bet kažkaip jam viskas netinka. Tos linijos tokios, tie posūkiai sulipdyti. Nu, nesuprantu. Jisai tiesiog atrodo kažkaip taip kreivai. Gal dydžio trūksta, gal dizaino, nu, kažkaip nekaip. Bet va būtent faceliftas dar kažkiek pagražino šitą automobiliuką ir su ta gražesnė optika, su Angelaisais, galia čia irgi LED juostelės, biški bumperiai pakeisti. Dar kažkaip jisai atrodo. Šitų kėbulų didelis pliusas yra toks, kad jie nerūdyja. Beveik nerūdyja. Yra ten, aišku, niuansas, kad bagažinės dangtis mėgsta atrūdyti ir ten po rankiną labai kažkaip kaupėsi vanduo, drėgmė ir nupūna rankiną, išpūna, bet iš esmės visas kėbulas beveik niekada nesurūdyja. Ir čia labai didelis pliusas, nes jeigu pažiūrėsim į BMW E46 ir E39, tai jie pūna tragiškai. O šitas automobilis kaip tik yra pagamintas ant BMW E46 bazės. Ir realiai visa pakaba, visa platforma, visi dalykai salonė yra labai panašus į Kem6 trečiuką. Va čia kaip tik tas yra mygtukas ir kažkaip taip idiotiškai padaryta, kad tenai arba purvas kažkaip labai užsimeta, arba drėgmė renkasi. Nu, nežinau kodėl, bet nupūna tą rankenėlio. Apie kėbulą čia daug neprišnekėsi, nes, nu, kaip jau minėjau, jisai nėra gražus, tai einam pažiūrėsim, kas čia po kapotu. Dar vienas dalykas iš BMW X serijų, vat pirmų X, tai kad dažnai genda rankenėlės būtent X5. Čia tos pačios rankenėlės, bet jos genda dėl to, kad žmonės atidaro jos netaisyklingai. Dažniausiai automobiliuose tu pasiemi ir trauki rankenėlę. Ir taip visi daro, kad tu trauki, bet X-uose rankenėlę reikia traukti į viršų. Tu pasiemi ir arba taip gražiai trauki ją į viršų, arba atsiremi su pirštuku ir trauki į viršų. Ir taip rankenėlės veikia ir negenda. Ir atsidarinėja kiekvieną kartą. Bet žmonės to dažniausiai nežino ir tiesiog traukia rankenėlę į save, bando ją nutraukti ir arba nutraukia, arba sulaužo ir va toks yra niuansas. Grožis. Po kapotą mes turim bene silpniausią variklį, kuris galėjo būti šituose modeliuose. Tai po kapotą mes turim 2 litrų benzą. Ir tai ne tik yra silpniausias variklis, tai realiai yra jų labiausiai nepatikimas variklis. Jisai turi daugiausiai iš visų. Vat, jeigu surinkt visą seriją variklių, kurie galėjo stovėti X3, tai čia yra blogiausias pasirinkimas. Jisai nebevažiuoja vapšė. Tai čia mes turim 2 litrų benzą
N46. Šitam būtent automobiliukė dar stovi dujas, kad jisai nieko nerytų. Ir šitas varikliukas išduoda 110 kW. Jo pasibėgėjimas iki 100 užima tragiškas 11,5 sekundžių. Tai šitas variklis vapšė nevažiuoja. Dar pliusų čia su dujom, tai iš tų 110 kW gal 100 ir bus, bet taip. Tai va. Jeigu kalbam apie variklius, kurie čia galėjo būti, tai tęsim kalbas apie benzus. Čia galėjo būti 3 litrų benzas. Iš senesnių modeliukų čia būtų M54 ir iš šviežesnių čia būtų N52. Prie to pačio čia vietoj benzo galėjo būti ir dizelis. Mūsų visiems gerai žinomas 2 litrai dizelis NK7, taip pat kaip ir geriausias beje variklis tų metų BMW 3 litrų dizelis M57. Ir labai gaila, kad šitas automobilis pas mus ne dizelinis. Kaip tik dar turiu informaciją dėl būtent šito, šito NK6, būtent šito. Tai kad jisai čia ant 230 000 km jau padaręs motor shutdown ir buvo pilnai perrinktas. Tai žiūrėkit ridas, kažkur prie 200-250 tūkstančių gali atsitikti nelaimė. Orai Lietuvoje nekokie, automobiliai greit pasiverčia purvinais, jeigu ką čia šviežiai išplautas automobilis. Ir kad taip nebūtų su jūsų automobiliu, tam reikia naudoti specialias priemonės. O labai didelį pasirinkimą tų special priemonių automobilių švarumui jūs galite surasti Detailer Place. Ir su promokodu GANZIK10 jūs gausite 10% nuolaidą visoms prekiams. Ir ta nuolaida sumuojama su jau esama nuolaida parduotuvėje. Tai naudokitės promokodu, užsukite į Detailer Place, labai didelis pasirinkimas, labai geras aptarnavimas, gerą naudojimą. X3 yra visų varomai ir jų sistema vadinasi klasiškai X-Drive, čia BMW. Tai čia tas pats X-Drive, labai panašus X-Drive, kuris stovėjo BMW KM6, jisai realiai turi nelabai didelį resursą. Pačia razdatkė, kuri skirsto į kokią ašį paduot newtonus, kažkur ties 150 000 km gali padaryti kajuk, ir jums teks ją perinkinėti. Tai reikia labai įdėmiai stebėti. Realiai ten yra dar daug labai faktorių, kas 30 000 km kažką pakeisti, kas kažkiek. Tai šitą visą informaciją reikėtų susiieškoti, jeigu nupirko tokį automobilį, ir stebėti labai įdėmiai tą sistemą, kad jinai pas jūs gyventų. Pats X-Drive šiaip veikia ganėtinai įdomiai. Jisai paskirsto galingumą 40/60. Tai yra 40% galingumo ant priekinių ratų ir 60 ant galinių ratų. Trečiam X-iukė iki 20 km/h greičio X-Drive veikia taip, kad jisai paduoda jums tą būtent 40/60. Ir tik viršijos 20 km/h greitį, jisai tada pradeda jau ten kažkaip įdomiai skirstyti. Arba viską į galinę ašį, arba jeigu kažkur buksuojat, kažkaip per kokį neligumą arba per šlapdribą važiuojat, jau ten kažkiek ten paskirsto ir priekį. Realiai, kiek žiūrėjau offroadinių video, tai sako, kad X3 nelabai geras offroadui ir nelabai gerai pravažiuoja. Bet šiandien mes to nepatestuosim, nes šitas automobilis ne mano ir purvyną tikrai nevažiuosiu. Dar žinodamas, kad čia toks nepatikimas variklis ir tokia nelabai patikima razdatkė. Kaip surast žmonių minioje X vairuotoją. Tai nesvarbu koks X, X3, 5, jeigu į naujesnės modelis pažiūrėsim 4, 6, nesvarbu. Tai bus purvina viena kelnė. Kodėl jinai yra purvina? Viskas dėl slenkščio. Kažkaip labai patogiai padaryta, kad tu lipant ar išlipant iš automobilio purvini tą kelnę. Tai pavyzdžiui, mes lipam į automobilį ir čia yra labai plačiai. Aš dabar žinau ir statau tą koją kuo toliau, bet man yra labai nepatogu ją kažkaip įnešti, neprabrūžinęs pro tą slenkstį. Ir taip pat išlipant, kai tu neatsimeni, kad pas tave toksai platus ir aukštas slengstis, tu statai tą koją, remies ir aš dabar netgi paliečiau. Tai tu išlipi, pažiūrėkit, čia net atrodo nepatogiai. Aš turiu labai plačiai tą koją pastatyti, kad išlipt. Nežinau, kodėl tai buvo suprojektuota. Gal idėja buvo tokia, kad aš turiu iššokti į automobilį, bet jisai per mažas tam. Aš sumaišiau nugarą. O jeigu, pavyzdžiui, lipt, tai gal aš turiu čia atsistoti ir toksai, oblė!
ir išlipt. Nu nežinau, kažkaip biškiai idiotiškai padaryta. Einam, filmuosim saloną. Apie saloną čia daug ką nepripasakosi, tarpėda labai panašia į Kem6 tarpėdą, aišku, su kai kuriais pakeitimais, nes visgi automobilis aukštesnis ir pačiam salone daugiau vietos būtent į aukštį, nes į plotį ir į ilgį tai nepasakyčiau, kad čia labai didelis skirtumas tarp Kem6. Pas mus yra mechanika ir klasiškai kaip su Kem6, jeigu mes įmušim pavarą, tai turim va tokią vat kulisą ir čia bet kokiai pavaroj. Tai čia, aišku, yra lyga, būtent BMW kulisų, tų senesnių. Kas mane tikrai pradžiugino, tai kad čia yra tokia, nežinau, komplektacija žeminė gal biški. Mes turime šildomą sėdynės, šildomą vairą ir tikrai mane maloniai nustebino tas dalykas, kad mygtukas būtent E serijos X-uose randasi ant vairo. Va čia yra vairo šildymo mygtukas, o jeigu jūs žinot, vat F serijose mygtukas kažkur paslėptas po vairu. Ir netgi nežinodamas, kad pas tai šildomas vairas, gali tiesiog to mygtuko nepamatyti ir, niekada nežinot, kas tai šildomas vairas. Pavyzdžiui, aš tai žinau, bet irgi kiekvieną kartą, kai sėdus į savo F30, aš atsisėdu, čia įjungiu šildymą ir čia labai patogu, jinai matosi. E serijos automobiliuose jisai yra čia biški žemiau ir vairo šildymą aš turiu įjungti va čia kažkur po vairu ieškodamas tą mygtuką. Nors aš žinau, kad ten jisai yra ir kur, bet aš turiu visą laiką bandyti jį apčiuopti. O čia gražiai matau, paspaudžiu, viso, vairas šildomas. Čia kažkoks prikolinas yra mygtukas, čia tiesiog tikriausiai yra nuo kalno nusilenkimo ta sistema, kuri padeda tau nuslinkti nuo kalno. Pristabdo gal kažkaip. Šitoje vietoje pas mus galėjo būti telikas, bet pas mus tuštoka komplektacija. Tai čia vietoj teliko pas mus bardačiokas, dar vienas. Ir iš tokių dalykų, kurie man nepatiko labai, tai kožos kokybė. Čia man atrodo, kad, kaip ir odinis salonas, bet jisai toksai kaip iš eko kožos, nesuprantu. BMW visada buvo tokia gera koža, jinai tvirta tokia, o čia kažkokia ir ant apčiupimo nemalonė ir plona atrodo ir tokia, atrodo kažkaip neblizganti, neįsivaizduoju kodėl, bet jinai nemalonė man kažkodėl. Rankanėlės kaip pas F30, 1:1. Ir netgi nelimpa, prikinti. O F30 limpa. Jo, F30 limpa. F30 ridos 80 000 dabar ir pas mane prie rankų limpa rankinėlės. Čia pas mus ridos raktą reikėtų surasti. 200 pam. Minimum. 256 000 ir rankinėlės idealios. Tai ant visko sutaupė ir įdėjo biškiai kokybės rankinėlės. Iš tipinių X3 savininko skausmų tai yra klausimas visada kažkokiu garsu. Labai daug forumuose rašo, kad visas salonas krekžda ir šitą mes, aišku, patestuosim, bet kalbėjau su savininku, sako, kad pas jį salone tylu. Ir dar vienas toks dalykas, kad labai smarkiai ūžia ir daužosi dažnai X-Drive'as, ta visa razdatkė. Ir nesvarbu, tai yra nauja mašina, perinktas X-Drive'as, neperinktas. Tiesiog yra toks dalykas, kad girdi, kaip jisai veikia, pasijunginėja, išsijunginėja, daužosi. Ir tokie tų X3 savininkų skausmai. Pabandysim įlipti davai į galą, pažiūrėsim kaip ten. Lipsim paskui mane, pažiūrėsim kaip čia vietos. Tai aš jau iškart matau, kad durys atsiveria ne taip plačiai, kad čia būtų daug vietos įlipti. Jeigu atsiminsim, kad į visus trečiukus į galą nepatogu lipti, tai čia maža to, kad bazė trečiuko, tai dar ir aukšto, dar ir su slenkščiu. Jo, įsėsti yra labai nepatogu, bet vietos ganėtinai užtenkamai. Čia pas mus nieko netrukdo, visgi džipuką turim. Galia, aišku, iš patogumo tikriausiai tik tai porankį ir turėsim. Jo, porankis tai neblogas. Čia turim kažkokią bardačioką porankį. Cup-holderius turime, ne? Turim cup-holderius. Porankis toksai masyvus, geras. Galia vietos yra, bet įlipti, išlipti nepatogu. Virš galvos irgi daug vietos. X-as. Visgi crossoveris. Opa! Išlipti tai tragiška.
Nu ir labai džiugina bagažinės talpa. Čia mes matom propano butano baloną, kad mūsų 2 litrų varikliukas galėtų nemokamai skraidyti. Nu kaip skraidyti? Veltis, nes 110 kW tai... Bet vietos daug, gerai. Aha, čia dar reikia pabandyti užtaikyti su štorkė. Čia nuo šunų. Nu patogu, daug visko yra. Gerai, tai tikriausiai visą automobilį mes apžiūrinėjom. Galim šokt į vidų ir bandyti važiuoti, žiūrėt, ką mes ten pamatysim gero. Važiuojam. Įjungsim iškart šildymą, nes laukia šalta. Čia įdomus porankis, yra 2 mygtukai ir su vienu mygtuku mes darom vieną tokį kaip padalinį. Ir su kitu mygtuku galima atidaryti narniją, ganėtinai gilę. Patogu. Gerai, ką galiu iškart pagirt, tik pakūrus automobilį, tai kad labai tyliai veikia varikliukas. Šitas bendas labai yra tylus. Ir pas jį dar netiesioginis įpurškimas, tai jisai netgi neklaksi. Bet dabar bevažiuodami mes galim girdėti, kaip per mažus nelygumus pas mus krekžda visas salonas. Čia porankis krekžda. Nu, va tas girgždukas ir yra. Kad kažkur kažkas pas jūs girgždės. Vairas šiaip labai maloniai ir greit sušilo. Jeigu kalbėt apie patį automobilį, tai šitas crossoveris yra ganėtinai lengvas, jisai sveria toną 630 kg, bet vis tiek jam tų 110 kW tragiškai neužtenka. Malonu, kad jisai yra aukštas, nes mes važiuojam čia per duobėtas vietas ir ramiai suvažiuojam, nieko nekabinam, irgi sėdi tu labai aukštai šitam automobilė palyginus su sedanais. Langai dideli, geras labai matomumas, veidrodėliai tokie kaip pas 5X aukšti. Tai vat šitie dalykai labai džiugina. Nu jo, išsigazos šitam varikliui reikia kelt apsukas, nes apšiai nevažiuoja, Newtonų tai išvis nėra. Pagal valdymą galiu pasakyti, kad čia vat jaučiasi toksai geras, nesumaltas, nesuvažinėtas KM6. Automobilis labai maloniai reaguoja į vairą. Čia vat pas mus tokie biški serpantiniukai ir vat neliekdami, savo ramiai važiuodami, tai jisai tikrai labai maloniai tai reaguoja. Gulintis, pažiūrėsim. Na ir vat jaučiasi, kad jisai kietokas yra, kad tai yra būtent trečiuko bazė ir tiesiog aukštas trečiukas. Taip pavadinsim jį. Vairuojasi labai maloniai. Man patinka, kaip jisai valdosi. Jeigu čia dar būtų galingesnis varikliukas, tai būtų išvis pasaka. Aišku, jeigu čia būtų galingesnis variklis, tai pas mus ir Razdatke taip ilgai nebegyventų. Pavyzdžiui, su to pačiu 3 litrų dizeliu išbirėtų jau senai būtų porą kartų keista. Jeigu dar čia nekeista. Man patinka, kaip atrodo vairas. Labai patogiai čia sudėti visi mygtukai. Ir man visada patinka 3 stepinų vairai. Ir čia yra senas automobilis palyginus, bet vairas yra tikrai gražesnis negu tam pačiam E93 paprastas, ne M-kinis vairas. Jisai labiau būtent primeta tą M-kinį vairą su tą pagalvę atskirą. Ir labai jisai toks malonus, didelis, šiltas. Nežinau, ką netgi pasakot, nes čia jaučiasi būtent paprastų tokių normalių miestų crossoverių. Tiesiog kasdien važinėti tikriausiai yra labai geras variantas. Kolisa tik tai papisa biški proto, kad tu neprisitaikęs prie jos turi biški taikyti pavaras. Prisivažinėjęs tikriausiai to nebus, bet man kliūna tai, kad jinai taip klyba. Pasakyčiau, kad visai gerai suprojektuotas automobiliukas iš ergonomikos, nes, kaip sakiau, matomumas geras ir labai greit pripranti prie automobilio gabaritų. Netgi pasakyčiau, kad nereik netgi priprantinėti. Kažkaip labai greit supranti, kur pas tave priekis baigėsi, kur pas tave šonai,
dėl to, kad gale mes turim tokį statų stiklą ir iškart baigėsi bagažinė, tu turi netgi užsigalvoti, kur pas tai baigėsi galas, tu labai gerai matai jį ir veidrodėlį, ir pasukus galvą į galą, tai šitas dalykas tikrai džiugina. Taip pat kulisa patogiai vietoje, ta prasme pas mane ranka guli ant porankio ir patogiai ant kulisos. Aš vairuodamas, man nereikia kažkaip galvoti, kur randasi kulisa, labai patogiai jinai pas mane po ranka. Porankiai irgi vairą laikyti, nežinau, ergonomiškai viskas labai tvarkoj. Neturiu jokių pretenzijų prie šito automobilio iš ergonomiškos pusės. Čia irgi mes turim tokį aukštesnį, platesnį porankį, kad galėtumėt kaip didelių X-ų vairuotojai važiuoti tipo kietai, čia tokie, aš su X-u. Bet nežinau, ar ant X3 tai labai reikalinga funkcija, nors gal kažkada, kai šitas X buvo naujas, gal tai ir buvo kažkoks pontas, bet dabar tai tikrai ne. Sėdynės, pasakyčiau, irgi ganėtinai paprastas, čia nėra karo nieko, bet patogios. Sėdi, kažkaip atsisėdi ir viskas yra su to tvarkoj. Išvažiuojam čia į aplinkelį, tai reikėtų pasibėgėti. Važiuojam 3 pavara, 3000 apsukų, 60 km/h, dugną spaudžiu. 70, 80, 90. Įsibėgėjom iki leistino greičio. Tai pagal tokią bėgėjimosi statistiką, ne statistiką, pagal tokį bėgėjimosi greitį, nuo 6 iki 9 jūs galite suprasti, kad dinamikos čia nėra. Bet užtat yra 6 pavara. Gerai, čia galim tada velktis labai ekonomiškai. Bet jo, sakau, dinamikos nėra. Mes startavom iš 3000 apsukų ir šitas variklis sukosi, stengiasi, bet automobilis vis tiek nesibėgėjo. Tai nematau tikslo kankinti jį ir čia bandyti startuoti. Skambina kurva kažkas. Tai nematau tikslo kankinti šitą automobilį ir bandyti bėgėtis iš vietos, nes tikrai mes geros dinamikos nesurasim čia ir tik tai veltui kankinsim tą tragišką razdatkę su varikliu. Galiu pagirt garso izoliaciją, bet ne per girt. Jinai čia yra, jeigu mes, pavyzdžiui, turim 10 balų vertinimo. Jeigu mes turim 10 balų vertinimo, tai 6, toksai tvirtas 6. Jinai čia patenkinama, bet ne per gera. Aš girdžiu, kaip ūžia ratai į asfaltą. Aš girdžiu biškį vėjo, bet ne per daug to vėjo. Tai manau, kad kaip tokiam crosoveriui yra ganėtinai tvarkoj. Dėl jo kietumo galiu pasakyti, kad važiuodami dabar per aplinkelį, jisai pas mus atrodo lygus, bet turi tokių biškį nelygumų, tai X-as šokinėja. X-as biškį šokinėja ir tai rodo, kad jisai yra tvirtas, kad mes šokinėjom tikriausiai iš padangų, gal biškį iš amortikų, bet yra tokie nedideli šuliukai ant minkštesnio automobilio, ant komfortiškesnio. Pavyzdžiui, kai važiavom su Lexusu GS-u, aišku, ne tą klasę, sorry, net per daug per test drivenom crossoveriu, čia tikriausiai pirmas džipas kanale, tai neturim jam konkurentų lyginti iš jau nufilmuoto, tai lyginam grubiai iš kažko pagal jausmus. Tai Lexusas važiavo tiesiog tiesiai ir nejautė jokių nelygumų šitam kelyje, o X-as pašokinėja biškį. Tikrai priduoda prie garso izoliacijos tas dalykas, kad labai tylus variklis. Važiuojame savo 2000 apsukų ir variklių negirdžiu absoliučiai. Ko negalima pasakyti apie naujus 2 litrus benzus su tiesioginiu įpurškimo, kur tu visą laiką girdi klaksėjimą. Kur tu girdi tą dizelinį klaksėjimą. Čia viskas tyliai, idealiai vapšiai. Na ką, hebrytė, štai toks yra tas X3 ir realiai pasakęs, jeigu vertint jį pagal kasdienio automobilio kažkokius reitingus, jeigu vertint jį būtent į tai, kad tiesiog naudoto automobiliu kasdien, tai jisai man beveik patiko. Kodėl beveik? Sėdint salone ir vairuojant jį, aš netgi pamiršau, ant kiek nepatogu įlipt, išlipt ir ant kiek nepatogu būtų, pavyzdžiui, mano vaikams arba mano draugams lipt į galą ir išlipti iš tenai. Bet, vairuojant viskas yra super.
Jisai važiuoja gerai, važiuoja tyliai, gal biški trūksta galingumo, netgi ne gal, po 100% trūksta galingumo, bet yra pasirinkimas kitų varikliukų. Su šito mes negalim prikipti prie šito automobilio. Bet jeigu pasiimt viską bendrumoj, tai man trūksta čiut patogumo būtent lipti išlipti, nes kasdienis automobilis tai yra tas automobilis, kur tu ryte nepabundęs, eini prie savo automobilio, atsidarai duris, nori sėst, ramiai savo nuvažiuoti iki darbo, o tu dar įsėdęs, išpurini savo kostiumų kelnes, eini į ofisą su purvinom kelnėm, jau kažkoks nepatenkintas. Tai toksai mažiukas niuansas. Bet realiai, bendrumoj viskas yra kaip ir gerai. Toksai paprastai tiesiog geras, normalus automobilis. Nėra ten kažko wow, nėra kažko super blogo. Normalus automobilis. Pažiūrėjus rinką, tai panašus X dabar kainuoja tarp 3 ir 5 tūkstančių. Aišku, komplektacija ir būklė arba padidina kainą, arba pamažina kainą, bet viduriukas kažkoks toks. Ir realiai už tokius pinigus gauna labai gerą automobilį kasdien. Ir jeigu jums pasisekė ir suradot gyvą variantą, kuris neknys proto su lasdatkiai varikliais, tai galima netgi džiaugtis šito automobiliuku. Nes pavyzdžiui, su to komplektacija, kuria yra čia, tai tokiu šaltų orų važiuot, kur pastavė benzininis variklis, greit sušyla ir greit sušildo saloną, kur pastavė šildosi sėdynė, šildosi rankos ant vairo, viskas atrodo super. Tai ką, chebrytė? Ačiū Jums už peržiūrą, tikiuosi šitas epizodas Jums patiko, tikiuosi turit kažkokią nuomonę apie šitą X3, kurie galite parašyti komentarus. Man realiai labai įdomu, ką Jūs galvojate apie jo išvaizdą, kaip jisai Jums atrodo. Galit pabandyti įvertinti jį pagal 10 balų. Jeigu 10 čia yra tobula mašina BMW fanatams, pavyzdžiui, Batmanas M5 E60, tai čia pas mus 10-ukas, o pirmukas bus Kem 6 kompaktas, tas šudlimpis. Tai tame reitinge, prašau, įvertinkit šitą X3, man bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip jūs jį įvertinsit. Ir dėkit laikus po šito epizodo, jeigu jisai jums patiko, jeigu ne, dėkit dislaikus, man bus aiškiau matyti, kaip jums patinka, nepatinka žiūrėti. Ir pafollowinkit šitą kanalą, nes šiemet turim aukštus tikslus. Ir aš matau, kad jūs, mano myli žiūrovai, nelabai followinat, nes 78% jūsų žiūri šitą kanalą be subscribe mygtuko. Tai dėkit tą subscribe mygtuką ir iki susitikimo sekančiose serijose. Ate.